Labas vakaras Lietuva. Šiandien receptų rubrikoje mokysimės gaminti blinus. Ir ne bet kokius, o Kėdainių blinus, kurių receptų šiandien su mumis ir pasidalins vyriausiasis Etnodvaro virtuvės šefas Ramūnas Giraitis. Sveiki. Labas vakaras. Labas vakaras. Tai sakykit, visų pirma, kuo žemaičių blynai skiriasi nuo Kėdainių blynų? Nes aš, pavyzdžiui, nežinau. Tai žemaičių blynai būna iš virtų bulvių masės ir įdaras būna virtos mėsos, o Kėdainių blynai yra iš tarkuotų žalių bulvių ir žalio faršo. Žalio faršo. Tai šiandien naudosim jau pagamintą virtą, su virta mėsa. Ne, su atvirkščiai, žalia. su žalia mėsa. Kėdainių blynai arba bulviniai blynai su mėsa eina žalias faršas. Pristatyti, ko mums reikės. Tai reikės priklausomai nuo šeimynos dydžio bulvių. Na, aš šį kartą ėmiau šiek tiek virš kilogramo. Tada įdarui tos kiaulienos. Čia galima varijuoti, galima maltą kiaulieną su jautiena maišyti. Kas nevalgo kiaulienos, galima šlaunelių mėsą dėti, vištienos. Tai žodžiu šeimininkių reikalas, bet skaniausia yra lietuviška tradicija, tai su malta kiauliena. Taip, tai maltą kiaulieną reikės pakepinto svogūno įdėti kaip prieskonio, pipirų, druskos pagal skonį, o į tarkuotas bulves įtarkuosim taip pat vieną žalią svogūną, būna skanesnė bulvių masė. Kas nemėgsta svogūną arba nenori verkti tarkuojant, galima nedėti. Ir į tešlą dėsim kiaušinį ir porą šaukštų miltų. Taip pat gardinsim druska ir pipirais. Tai tiek trumpai ir galim pradėti gaminti. Tai iš pradžių supjaustysiu svogūną ir pakepinsim į faršą. Dėsim pakepintą, bet jeigu nėra kantrybės, galima dėti ir smulkintą žalę. Na, kaip šeimininkėm patinka. Galima smulkiau, galima stambiau. Tai dedam keptuvę įkaitintą su aliejum. Čirška iš karto girdi. Taip. Svogūnukai. Na, svogūnai kol kepa, pradėsim tarkuoti mūsų bulves. Aišku, dabar, kadangi tiek nedaug sutarkuosiu rankomis, prisiminsim senovinį tarkavimo būdą, bet tai dabar turim visokių kombainų, tarkavimo mašinų, tai galima ir su ją ženkliai greičiau. Jo, bet aš darau, kad ir studentam būtų galima pasidaryti. Taip, tai dabar pagardinam druską. Iš akies. Aš tai iš akies. Dedam miltų, vis tiek reikia šiek tiek. Kas dabar su gliutenu nelabai draugauja, galima be gliuteno įdėti miltų arba iš vis bandyti nedėti. O kiek miltų reikia dėti? Čia aš dėjau porą šaukštų. Vieną kiaušinį ir viską išmaišysime. Tas atrodo gana paprastai. Taip, tai čia sunkiausias darbas yra tikriausiai nuskusti bulves ir jas sutarkuoti. Bet turint kombainą ar bulvių tarkavimo mašiną, viskas būna paprasčiau. Ar mėgstant pasportuoti ir su rankinė tarka? Tai va. Tai žodžiu, turim tokią puikią tirštą masę ir iš jos dabar formuosime blinus, bet mums dabar reikia pasidaryti mėsos įdarą. Dedame kepintus svogūnus. Ar reikėtų palaukti, kol jie atvės, ar nėra didelio skirtumo? Na, kadangi mes dabar skubam, tai nėra skirtumo, bet jeigu yra galimybė, galima dėti ir atvėsusius. Tai vat. Tai geriau būtų dėti atvėsusius? Šiek tiek atvėsusius. Taip, irgi dedam į mėsytę druskytės, pipiro ir jeigu kas mėgsta aštriau, galima ir čili kokio pipiro įsidėti. Kas ką mėgsta. Jo, bet lietuviškai užtenka druskos ir pipirų, kepinto svogūniuko ir meilės iš šilumos. Dabar, kad higieniškiau šaukštų, galima ir ranka. Svarbiausia,
suprantu, viską sumaišyti, padaryti vienalytę masę. Jo, kad persimaišytų mūsų druska, prieskoniai ir dar galima kvepiančią pipirą įdėti, kas mėgsta. Tai žodžiu, čia... Fantazuot, kiek tik širdis geidžia. Taigi keptuvę pilame aliejų, naudoju šį kartą rapsų. Dar šitiem blynam labai tinka kepti ir kiaulės taukai. Irgi gerą duoda skonį. Bet šį kartą tai su aliejum. Ir formuojam blynus. Bet aliejus tikriausiai tinka bet koks, ar saulėgrąžų, ar alyvuogių? Alyvuogių geriau, kad būtų tas geras, kokybiškas, be to kartumo skonio. O šiaip visi tinka. Taip, tai formuojam blynus, į apačią dedame vieną tokį sluoksnį bulvių masės. Tai keptume paprastus bulvinius blynus. Taip. Kokio storumo turėtų būti tos sluoksnis? Na, va taip, va, kad pasidengtų visa keptuvė, jo 0,5 centimetro maždaug. Na, porcijai 2 blynai, tai 2 ir kepam. Bet tokius didesnius padarysim, kad jau tikrai pietums būtų pats tas, o vakarieniai šiek tiek jau taip jau... Galim ir vienu tenkintis. Jo. Dabar dedame mėsos įdarą. Kokiu storumu mėsos įdarą turėtume dėti? Reiktų kuo ploniau, kad tikrai iškeptų. Ir dabar uždėsime viršutinį sluoksnį bulvių masę. Lygiai taip pat kaip ir pirmai. Taip, reikia visą mėsą paslėpti, uždengti, kad būtų gražus mūsų blinukas. Aliejus, matau, irgi turi apsemti tą blyną pusiau. Tame ir yra paslaptis. Reikia, kad būtų traškesni blynai bulviniai, reiktų, kad jie normaliai turėtų riebaliuko apie save. Ir kiek laiko kepam tokius blynus? Kaip žinote, kad jie iškepia, kada reikėtų versti? Taip, tai žinokit, siūlau kepti ant lėtesnės ugnies, kad tikrai viskas perkeptų tas mūsų mėsos įdaras. Šiuo metu kepu ant vidutinės kaitros ir pavartyti, neapdeginti, bet turėti jau kantrybės reikia, kad gražiai apskrustų ir būtų kuo labiau apskrudęs blynas man tuo skanesnis. Tai žodžiu... Tiesiog reikia stebėti ir žiūrėti, kada pradės aplinkui ruduoti. Taip, čia pagreitinti nieko negali, nes bus ir bulvė neperkepus, ir mėsa, tai žodžiu reikia atsakingai. Kepimas reikalauja kantrybės. Taip. Mes dabar, man rodos, paliekam blynus kepti ir tada sugrįšim, kai jie bus iškepti. Taip. Imam didelę lėkštę, blynai gavosi nemaži. Ir iš karto klausimėlis, tikriausiai dažniausiai visi gardinam juos grietinę, bet galima gardinti ir visokiais įvairiausiais padažais. Taip, tikrai galima gardinti visokiais padažais. Šiandien rekomenduoju valgyti su daug grietinės. Galima valgyti su spirgučių padažu. Galima valgyti su grybų padažu. Galima kažkokį tai sviesto grietinės pasidaryti su svogūniukais, su grybukais, žodžiu. Vėliai fantazijos reikalas. Tai gero vakaro ir skanaus.